Ambraziejus užmigo tik paryčiui ir po valandos nubudo su neaiškia nuojauta, kad atsitiko kažkas blogo, tik negalėjo prisiminti kas. O kai visai išsivadavo iš miego, prisiminė, kad atsitiko. Lyg didžiulė našta užgriuvo jį nerimas dėl bičiulio. Tik akimirksnį juto viltį, kad to jau išgirs už durų pažįstamą lojimą. Net klausėsi, bet visame name viešpatavo tyla. Tik iš lauko pro pravirą langą skverbėsi paukščių čiulbėjimas ir miestelio akmeninių grindinių važiuojančių vežimo dardėjimas. Jis greitai šoko iš lovos ir, atlikdamas įprastinius rytmečio darbelius, apmąstė veiksmų planą. Pirmiausia, paklausinėsiu kaimynų, nusprendė jis. Pradėsiu nuo ponios Džiuvesienės, kurios akimi ir ausimi buvo galima kliautis be išlygų. Paskui reikės pasikalbėti su kapralu Virbalu, kuris vakar budėjo ir galėjo ką nors pastebėti. Ir galop reikės dar kartą panagrinėti tų dviejų laišką. Tam lapui skyriau per mažai dėmesio, o juk tai pagrobėjų vizitinė kortelė. Turėjo palikti ten kokiu nors pėdsaku. Surikiavęs tas mintis ir truputį atgavęs nuotaiką, nužingsniavo į kuklę ponios Džiuvesienės valdą. Užtiko ją, dėl ko buvo labai patenkintas kieme, lesinančią savo vienintelę vištelę, kurią vadino skambiu Hortenzijos vardu. Ją nustebino ankstyvas kaimyno vizitas, nors dėl jo akivaizdžiai nudžiugo. Jūs, ponė, keletas anksčiau negu mano Hortenzija, pasveikino ji netikėtą svečią. Kaip tai gali būti? Ponas Ambraziejus su žaviu šypsniu atsakė jai, kad tai gal netoks ir baisus nusikaltimas, jeigu tokį patį įvykdė ir jo miela kaimynė. Paskui paklausė, kelintą valandą vakare jie atsigulė miegoti. Klausimas akimirkai sukaustė paprastai labai judrias ponios Džiuvesienės lūpas, o po to iš jų nuskambėjo šiek tiek ironiją nuspalvinti žodžiai. Ar gerbiamasis kaimynė, taip pat norėtumėt žinoti, ant kurio šono miegojau? Ambraziejus nuolankiai nukabino galvą, taip išreikšdamas apgailestavimą, kad jo smalsumas buvo blogai suprastas. Ir tuo pat metu mąstydamas, kaip pateisinti savo norą sužinoti tai, ko teiravosi, nes už nieką pasaulyje nenorėjo skleisti kaimynį vakarykščio įvykio. Lik vakar girdėti jo galvoje suskambo mokytojo ir bičiulio Ipolito Ūselio pamokymai. Jeigu apie nusikaltimą žino du pašaliniai asmenys, sakydavo tas didysis seklys, tai gerai, jeigu žino vienas žmogus, labai gerai, o jeigu žino niekas, tai idealu. Laikydamas iš šios taisyklės, pažvelgė su atgailaujančia veido išraiška į ponę Džiuvesienę ir paaiškino, kad turi pagrindo manyti, jog vakar apie 10 vakaro netoliuose siautėjo nusikaltėliai. Dėl to leido savo pateikti tą nedelikatų klausimą. Nes jeigu tuo metu jūs dar nemiegojate, tęsė jis, galėjote išgirsti kokių įtartinų garsų, pokalbių. Pavyzdžiui, mane labai domina klausimas, ar negirdėjote mašinos burzgimo. Ponia Džiuvesienė išblyško, stvėrė savo iš širdies, atsirėmė į tvorą ir sušnibždėjo. Šventasis Jonai aliejuje. Ar kažkas atsitiko? Santūrus Ambraziejaus veidas ją truputį nuramino, o visa kita atliko jo žodžiai. Neatsitiko nieko, kas turėtų kelti jums nerimą. Pasakė tai, kas atitiko teisybę. O dabar prašau atsakyti mano klausimą. Aišku, žinoma, noriai atsiliepė ji. Atsakysiu, nors nedaug turiu sakytina. Iš teisybės miego atsiguliau vėlai, apie 10:30, bet nieko įtartino negirdėjau. O mašinos netoliese tikrai nebuvo. Šioje vietoje Ambraziejus sviedė ją nustebimo kupiną žvilgsnį, todėl ji pridūrė. Matote, ponė, mano Hortenzija alergiška mašinoms, nes kažkada vienas pamišėlis jos vos nepervažiavo. Nuo to laiko, kai tik išgirsta mašinos burzdėjimą, rėkia visą gerklę. O vakar ji net nesukudakavo. Aš,
galėčiau mašinos nepastebėti, bet ji tikrai ne. Toks paaiškinimas visiškai įtikino senąjį seklį. Jis padėkojo poniai Džiuvisienei už informaciją ir nuėjo klausinėti toliau. Aplankė dar 3 kaimynus, susitiko su kapralu Virbalu, bet nesužinojo nieko, kas galėtų pagelbėti jam surasti Kubą. Tik įsitikino, kad vakare jokia svetima mašina miestelėje nepasirodė. Grįžo namo, apsiginklavęs galingą lūpą, palinko virš pagrobėjų laiško. Visa viltis – laiškas. Pamanė ir pradėjo atidžiai studijuoti ant pašto ženklo neryškų antspaudą. Ne, nesuklydo tada, kai pirmą kartą paėmęs į rankas pažvelgė į voką. Laiškas išsiųstas gegužės 15 dieną iš Ėrėnų, kurie yra apie 20 km nuo miestelio. Nevykęs bandymas mane apgauti, murmėjo panosį Ambraziejus. Jeigu jie gyvena Ėrėnuose, tai aš esu Avių salų garbės pilietis. Juk Kuba neveršis, kad leistųsi su pašaukiniu pavadėliu vedamas 20 km. Visai kas kita, jeigu jie būtų su mašina, bet jie buvo be mašinos. Be to, laiškas parašytas gegužės 13, o išsiųstas 15 dieną. Jeigu kas nešioja parašytą laišką, svarbų laišką, taip ilgai, tai reiškia, kad nenori įmesti jo į artimiausią pašto dėžutę, bet laukia progos išsiųsti iš kitos vietovės. Tad reikalas jau aiškus. Pagrobėjų reikia ieškoti ne Ėrėnuose, bet arčiau, gerokai arčiau. Ponas Noselė patrynė rankas. Pagaliau šioks toks šviesos spindulėlis. Pagyvėjęs dėl to, pirmo atradimo susidomėjo didelė dėmė, kuri buvo matyti lapo pačioje. Apžiūrėjo ją, palėtė, pauostė, supratingai šyptelėjo. Pakostas. O pakostas tai yra aliejus dažams atskiesti, medienai arba impregnuoti. O pakostas ne vanduo. Su juo kasdien susiliečia, anaip tol ne kiekvienas. Tad yra dar vienas pėdsakas. Dar po kelių valandėlių akylos detektyvo akis įžiūrėjo trečią pėdsaką. Tai buvo laiško tekste 2 kartus pasitaikiusios mažosios raidės M ir J. Jos abi aiškiai skiriasi nuo kitų kreivų ir šleivų. Šios raidės buvo užrašytas su užmoju, tvirtai. Jas puošė išmoningi pavingiavimai. Matėsi, kad laiško autorius ypač įgudęs jas rašyti, net gal ir lavinosi, kad jos atrodytų kuo gražesnės. Nereikėjo didelio seklio talento, norint suprasti, ką tai reiškia, nes tai galėjo reikšti tik vieną. M ir J buvo žmogaus, kuris pagrobė Kubą, pirmosios vardo ir pavardės raidės. Ambraziejaus veidas šviesėjo nuo pasitenkinimo. Šilta, 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 niuniavo jis panosėje, kišdamas laišką atgal į voką. Nedidelis dangaus stačiakampis, matomas už vėluoto langelio, ką tik buvęs sunokusio apelsino spalvos, tapo pilkas. Tas pilkumas minutę po minutės gilėjo. Kuba stebėjo tos pokyčius, nervingai vėduodamas uodegą. Baigėsi sekmadienis, sumurmėjo savo panosėje. Jau 3 siaubingo nuobodulio diena, kad ji taptų tik paskutinė. Nors, jeigu ne tas nuobodulys ir rūpestis dėl Ambraziejaus, kuriam iki tol nesugebėjo pranešti apie savo likimą, Kuba galėtų jaustis visai neblogai, nes mygis kamarėlėje pasirodė visai pakenčiamas, o spuoguotas ir statinaitė buvo gerų manierų įsikūnijimas, o maisto į senąjį malūną jie pristatydavo stebėtinai reguliariai. Iš teisybės ne visada jis buvo vertas auksinės keptuvės kabutėse apdovanojimo, bet skųstis būtų tikrai nuodėmė. Tik va tas nuobodulys. Tačiau būtent šiandien turėjo kažkas pasikeisti. Vakare pradedame, pasakė rytą spuoguotas statinaitei. Ir tas sakinys, pasakytas su paslaptinga veido išraiška, lėmė, kad Kuba nekantraukdamas laukė savo globėjų.
Jau turėtų būti čia, suraukė nosį Kuba. Tuoj sutems. Bet to aš išalkau. Praėjo dar 14 minučių, kol jo ausis pasiekė dviračio skambučio skambėjimas. Ženklas, kad atvažiavo jie. Įsižeidęs dėl vėlavimo, Kubo ketino pasitikti jos šaltai, bet jį visiškai nuginklavo kiaušinienės ir šoninės kvapas, sklidęs iš nedidelio puodelio, kurį atvežė Spuoguotas ir Statinaitė. Kuba gerai pažinojo tą puodelį ir po akimirkos godžiai tuštino jo turinį. Tai neužėmė daug laiko, nes porcija buvo šykšti, o Kuba alkanas. Tokia dieta gal būtų patenkintas nykštukinis pinčeris, galvoja jis išlaižydamas puodelį, bet tikrai ne aš. Kai baigė, iškalbingai pažvelgė į savo maitintojus, leisdamas jiems suprasti, kad ateityje maitintų geriau. Gal suprato jį teisingai, nes Spuoguotas pasakė: mažoka jam, ne? Bet jeigu šiandien gerai pasirodys, jo lauks dovanėlė. Tad neapsigalvojo, nudžiugo šuo, pagaliau kas nors pradės vykti. Bet iškart nuliūdo, nes pamatė Spuoguotojo rankoje daiktą, kuris kiekvienam save gerbiančiui šuniui kelia pasibjaurėjimą. Antkaklis. Klastingai šypsodamasis Spuoguotas artėjo prie jo su tuo nelaisvės simboliu. Kuba žingsnį atsitraukė, ketino surgsti, protestuoti, bet laiku suvokė, kad jeigu nori įgyvendinti savo planus, privalo pakęsti tą pažeminimą ir leido uždėti ant kaklo tą žeminantį daiktą, pririšti prie jo virvę ir išvesti į kiemą. Čia Kuba kuriam laikui užmiršo antkaklį. Jį užbūrė gegužės vakaras. Kamarėlėje praleistas laikas lėmė, kad pasaulis pasirodė jam gražesnis, tarsi atsišviežinęs, nejudėdamas iš vietos, klausėsi žvaigždžių skambėjimo, godžiai uodė žemės kvapą. Paskui ištempė kaklą ir pažiūrėjo horizonte mirkšinčias miesto šviesas. Viena jų buvo iš namo, išskredančių paukščių gatvėje, bet kuri užmerkė spanges ir išvydo jaukų namelio vidų, ant komodos stovinčią seną lempą, savo guolį kertelėje. Ką šiuo momentu veikia Ambraziejus, svarstė jis, gal vienišus vakarieniauja, o gal stovi prie lango ir žiūri, ar negrįžtų. Tos mintys sukėlė beribį bičiulio ilgesį. Privalėjo labai tvardytis, kad neištrūktų iš Spuoguoto ir nenudumtų ten prie tų šviesų. Smarkus virvės timptelėjimas grąžino jį į tikrovę. Eime, liepė Spuoguotas ir pasuko prie vienišos lauke stovinčios tuopos per kelis šimtus metrų nuo malūno. Kubai buvo labai smalsu, koks yra šio pasivaikščiojimo tikslas, bet einant, ta tema nebuvo ištarta nė žodžio. Tik prie tuopos Statinaitė pasakė: paėmei paketą. Nu, kaip tu manai, atsakė Spuoguotas ir ištraukė iš užančio mažą ryšulėlį. Kas jame? Spuoguotas gudriai nusišypsojo. Dovana šuniui. Kaulai? Ne, brolau, karvelių šlaunelės. Kuba pajuto, kad jam iš snukio bėga seilės, o Statinaitė pasakė: pradedam? Palauk, sustabdė Spuoguotas ir apsižvalgė aplinkui, lyg norėdamas įsitikinti, kad nėra pašalinių. Paskui padėjo pakelį po tuopą ir liepė šuniui: ieškok, Kuba, ieškok. Kuba išgyveno trumpą vidinę kovą. Viena vertus nenorėjo išsiduoti, kad taip iškart supranta, ko iš jo norima, o antra vertus už nieką pasaulyje nenorėjo atsisakyti apdovanojimų. Tad klausimai pažiūrėjo Spuogotą, o kai šis pakartojo įsakymą, nuleido galvą, ėmė uostinėti prie medžio ir galiausiai paėmė dantimis pakelį. Matai? Sušuko Spuogotas. Paglostė šunį, kažką pamastė ir pasakė Statinaitei: nueik kelis žingsnius ir pašaukė. Ketini paleisti? Išsigando Statinaitė. Jeigu paspruks, pasikliauju karvelių šlaunelių kvapu, nuramino jį Spuogotas. Joks išmintingas šuo
tokio skanėsto neatsisakytų. Ir beje, kada nors reikės pradėti. Nu gerai, pradėk. Statinaitė paėjo nuo tuopos ir pašaukė šunį. Spuoguotas paleido virvę, akimirksnis įtampos ir Kuba nudūmė pas Statinaitę. Neblogai, pripažino Spuoguotas. Pažiūrėkim, kaip pavyks kitas bandymas. Jis įsakė šuniui ateiti prie jo, atėmė paketą ir vėl padėjo jį prie tuopos. Tupėt, sukomandavo jis. Kuba klusniai vykdė įsakymą, o Spuoguotas davė jam ženklą likti toje padėtyje. Nuėjo prie Statinaitės. Buvo šiek tiek sunervinęs. Delno viršumi nusišluostė kaktą ir sušuko. Kuba, atneš pakelį. Na, žaidimas darosi vis įdomesnis, pagyvėjo šuo. Tik kur link jis suka, pala. Pradedu kai ką nutuokti. Gal taip? O, nesulauksite. Galime pažaisti, bet... Jis nulėkė galvą ir pašaipiai žiūrėjo Spuoguotą. Šis ėmė nekantrauti. Atneš pakelį, pakartojo jis. Valandėlę, ramina į Kubą mintise. Nesinervink, juk negaliu būti pernelyg išmintingas. Pagrobėjai apsikeitė nusivylimo kupinais žvilgsnis. Nesupranta, pasakė Statinaitė, reikia parodyti, ką turi padaryti. Žinau, nenoriai sutiko Spuoguotas ir pasuko prie šuns. Jis palinko virš Kubos, pakėlė nuo žemės paketėlį ir pakišo šuniui po nosimi. Imk. Kuba klaptelėjo darimis ir paėmė paketėlį. Gerai, lik čia, liepė jam Spuoguotas ir nužingsniavo atgal pas Statinaitę. Atėjęs iki jo, šūkčiojo trečią kartą. Kuba, atneš pakelį, dabar galiu paklusti. Sumurmėjo savo po nosimi šuo ir nudūmė pas Spuoguotą ir Statinaitę. Manė, kad to bandymai baigsis ir ateis laikas gauti atlygį, bet jis klydo. Jo laukia dar vienas išbandymas, pats svarbiausias. Pagrobėjai, kažin ką pasakė vienas kitam pašnibždomis ir staiga tapo tokie iškilmingi, lyg po akimirkos turėtų dalyvauti persų šacho karinavimo iškilmėse. Gerai, prilaikyk šunį, tarė Spuoguotas rūmų maršalo balsu. Jau laikau, atsakė Statinaitė, pakėlęs kanapinę virvę. Spuoguotas patikrino ir orių žingsnių nužingsniavo po tuopą. Čia padėjo paketėlį su karvelių šlaunelėmis, dar kartą nužvelgė aplinkinius laukus ir taip pat oriai kaip prieš valandėlę nuėjo kelią iki bendrininko šuns. Sustojo šalia jų, žvilgsniu išmatavo atstumą iki medžio. Padėjo ranką šunį ant sprando ir tarė, o dabar atlik viską pats. Eik po tuopą, atneš paketą, na? Nestipriai ranką stumtelėjo Kuba. Kuba, kuriam visas tas žaidimas pradėjo kelti nuobodulį, šį kartą pasirodė sumanesnis negu pagrobėjai tikėjosi. Jis pašoko, nubėgo iki tuopos, pagavo dantimis paketėlį ir keliais liuoktelimais grįžo su juo prie Spuoguoto ir Statinaitės. Abu pagrobėjai iš įspūdžio neteko žado. Jų akise pasirodė nuoširdus susižavėjimas. Kai truputį atsitokėjo, Spuoguotas paėmė pakelį, perbrėžė popierių ir kupinu pagarbos gestų davė Kubai 2 skaniai kvepiančias karvelių kulšeles. Valgyk, pasakė jis. Nusipelnė jų, pasirodė puikiai. Kuba dėbtelėjo jo pusę vieną spangę, kuri tarsi sakė, ar ne per anksti mane liaupsinate, ir ėmėsi atlygio. Traškindamas minkštus kaulelius galvojo savo, žavėkitės manimi, žavėkitės ir netrukus sužinosite, kad sugebu daugiau. Tik nežinau, ar tada būsite tokie patenkinti kaip šią akimirką. Taip, gerbėmieji pagrobėjai, užmiršote, kad aš daug metų tarnavau didžiajam noseliai. Užmiršote ir tai jūs pražudys.